Sveiki, treneri. Ar po mačo su Anglija dar buvo kažkoks dialogas su Ąžuolu Tubeliu? Kalbėt su juo, ar nieko nevyko? Mes kalbėjom tą temą jau. Pasakysiu taip ir noriu užbaigti tą temą. Nes paprašiau jo, žinau jo tas kažkokias bėdas, skausmus. Jeigu atvirai pasakius, tai neatsimenu save, kai žaidžiau krepšinį, kad ko nors neskaudėtų. Neatsimenu. Jeigu jau žaidėjų nieko neskauda, tai jis taip ir žaidžia tada, ne? Bet taip kažkaip mes esam tokie išskirtiniai tuo klausimu, kad mes galim per skausmą žaisti, o yra žmonės, kurie negali per skausmą net nieko dirbti, turbūt, aš nežinau. Tai čia vienas iš tų klausimų, kur mane visiškai tie, kokie aš nežinau, tų traumų, ar kokių ten kokio stiprumo jos yra. Mes kalbėjom taip, sakau, Ąžuolai, mums reikia tave, ne tik man, mums reikia komandai, mums reikia tave. Pagalvokite, jeigu mes dabar turėtume Ąžuolą, ne? Nu, aš taip jau taip, jisai 4 pozicijos žaidėjas, jisai gerai ginasi, mes galime naudoti kaip ir 5. Šiandien dienos rungtynėse jis būtų mums auksinės vertės. Auksinės vertės tą, ką jis mums davė per Europos čempionatą, dabar žaidžia ne ką blogiau, netgi gal geriau už Žalgirį, tai aš taip įsivaizduoju, jis būtų mums šitoj komandoj su savo patirtim ir su savo meistriškumu būtų auksinės vertės žaidėjas. Jis man paskambino tą dieną, pasakė, taip, trenerį atvažiuosiu, į Angliją ne, į Klaipėdą atvažiuosiu. Po Baskonijos rungtynių, kitą dieną ryte jisai skambino, radau praleistą, atskambinau, sako, nebeatvažiuosiu. Tada man peršasi tokia mintis, toks klausimas, ne priekaištas, bet klausimas. Kada tu prieš Baskoniją žaidi, turėdama 16 taškų paskutinės 5 minutės ir tu žaidi su juo, ir paskui gydai, nes jisai pavargo. Nu, aš aišku, gal ten gali dar ir pralaimėtas rungtynės, aš nežinau, man čia sudėtinga, bet reiškia, ten Maksimas čia į rinktinę negalėjo. Nu, skauda, ką darysi, nieko nepadarysi.